Ja tą titrą, tą moliūgėlį mano. Dabar nebeatsimenu, vakar aš filmavau ar ne. Vakar šiaip, jo, filmavau. Nes visą dieną grynai kroviau telefoną. Jo, nesikėliau labai daug iš tikrųjų greitai ir likusią dieną kroviau telefoną. Labai lėts tas pakrovimas. Bet laidas labai geras, man patinka. Kur tas maičia? Geras tom, kad galvutė, tas toks važinėjas gerai. O taip, pakrovėją visgi išjungiu naktį, nes kažkaip saugiau. Dabar galvoju, aš čia buvau atsikėlus, vanioj buvo viską atsiprausiau, bet galvoju, geriau man į vonią lipt saugiau, nes čia va šiandien galvoju, nagus reikės susitvarkyti, nes įplyšo, čia įplyšo, čia vėl tokia va įplyšinėja tie nagai, nes reikia jiem biškį pastiprinti, jaučiu, reikės šiaušti, tvarkytis tų nagų. Nežinau, ar jums patinka kiekvieną dieną, ką kelsiu, nes man tai patinka pašnekėtis, tik aš nelabai turiu skundų. Tai parašykit man, ar norit kiekvieną dieną, ar ne. Parašykit, būtinai. O šiandien parvažiuos 4 valandas, mama parveš, bet jeigu žvaigždutė atvažiuos, vėl norės atidaryti. Aišku, pasakyčiau ne ir nieks nedarytų, bet argi man gaila, tai gal atidarysim ir pažiūrėsim su jumis kartu. O Blakstienas ten Seimo nepatogus jums. Gerai, susitiksim virtuvėj. Pirma pavalgoma, ne? Vėliau nagai. Dabar čia ką matysit, nežinau. Aš valgysiu, tokią parodysiu, ką tokią košytę pasidarysiu. Čia gal užsukami. Manau, visi žinot, atvirkščiai rūts, bet krančta. Prisipil biškį į dubenėlį, taip nepilnai, kad apsemtų. Ir kas 3 minutės į mikrobanginę pašildyt. Tai gaunu tokią skanią košytę.
nes jeigu per daug pieno, gal mikrobanginiai pribėgt. Nu va. Nu va tiek. Panašiai, kad ne visiškai apsemtų. Jo. Oi. Nu čia, kadangi minutė jau yra, ant 2 minučių dėsiu. Dabar eit visi pildyti vandenuką. Šitokios ledų formėlės labai geros. Didelis leduks, čia įsipil vandenuks, toks didelis leduks ir atšaldo arbatą labai gerai. Pažiūrėkim, jie kvepia. Ne išvirna. Reikia vandenuką, pabandysim. Ja, čia išpilsiu. Ai, aš išpilsiu. Jūs nematot, bet tai aš paimsiu jau užšaldytą. Kitą paėmiau užšaldytą. Va. Tik tai su karštu vandeniu apipila, kad lengviau išsiimtų. Vis tiek bus geriau.
čia sušlapinu su karštu vandeniu, kad išsiimtų, kad nebūtų prikibęs. Aš iš akies pilu. Maždaug šaukštėlį. Tik pilna labai nepripilnęs kalėdukai vietos būtų. Nes anam taip tiek įsipilu, kad vietos būtų tam ledukui. Išimtų, aišku, jisai yra vis tiek tam prikibęs, bet ne taip lieš. Aš taip manyčiau. Oi, biškį įmečiau. Matot, vietos nebėra. Biškį pavalyti reikia. Opa. Štai košė gavus. Nebėra pieno. Čia reikės kažkur padėti jiems. Bijau suktis ant vienos kojas, kad nelūžtų. Po to net būtent taip ir lūžo ta koja. Sukaus ant vienos kojas, norėjau pasisukti, matai. Gan šilta su to bliuska. Man taip labai keista, nepatinka kažkaip keistai, bet taip gerai ir viskas. Oi, beveik šalta jau. Gerai, toks ledukas įdėt vienas masyvus, nereikia daug ten mažiukų tų ledukų. Man patinka tokia košė, aš nežinau kodėl. Bet nevalgytus rinko mane. Aš kadangi tinginė, įsiplausiu vėliau bliūdą. Ne, iš tikrųjų, tai netinginė. Dekabliu. Reikia save pagusti, kad nesakės, kad tinginys. Ne. Nesvarbu. Aš pasidėjau čia
Nesimato mano snukiaus. Gal negerai. Reikia, kad matytus. Nes neįdomu žiūrėti vis tiek. Aš tu galvoju. Ai, bet reikia vatos, oi. Ir folijos. Nežinau, su folija, aišku, niekas nebevalo, bet kadangi dėlės tokias neturiu, tai gerai. Bus gerai ir su folija. Pataupykim, nereikėtų, taupyt negalima, bet pataupysiu. Nors nieko neištaupysiu. Nieko neištaupysiu. Šito skupumo, kad skupas moka 2 kartus. Taip sakoma jau. Nu kaip čia dabar. Kadangi esi plyšęs, taip. Nežinau, kiek čia bus, kiek nebus. Kažkiek bus folijas. Man čia reikia gerai nuspilnyti. Nu, gerai nesidėlis, tingas, kažkas parėjo, kažkokia žinutė. Ei, bet siunta vėl gal parėjo. Nes aš daug sakiau, jūs nematėte. Va. Taip žiūri mane gražiai. Aš žiūri į mane, ką? Ir tu nori nagų padaryčiau. Tau nereikia lakuoti. Ai, mokinės tu gal. Šaunuolė, mokinkis, vėliau mane pamokysi. Gerai? Ja. Nes aš dar kaip ir nemoku visiškai. Nu, ką nori. Įdomu, niu. Aš žadėjau sakyt, kad... Sakys. Mamytė, lakuojas, nu, kokia mamytė, aš kažkaip... Mamytė negalėjo būt, ne. Nu, gerai, šeimininkė, ne, nu, ką čia lakuojas, nu, tokį man pažiūrėjo, ne. Ai. Nu kaip, nu duok mano. Plaukai tavo skraido visur, ar tu supranti? Taip, supratau. O ką man daryti? Ne. Dar ne tiek skraidys vasarą. Šiandien už langą nelabai gražu. Sninga tiesiog. Sninga. Ai, patinas taip pat sninga. Nu, tą ranką aš nesidėsiu dabar, nes
Nu, pabandyt, gal išeis. Gal. Čia tiek nereikėtų dildžiuoti, bet labai gera bazė. Taip, kad... Puka, gausi parausinę, je. Čia yra, man laido nenukask, nebeveiks vėliau. A vėl nusulaižėjai savo žaizdą. Leisk užgydiniai. Duok man. Ne. Oi, kaip gera. Ai, kaip kepia. Ai. Kodėl atėmei? To nereikia. Moterie. Kokias moteris? Ai. Короче, kas dar nepatinka? Ką aš darau? Nieko nedarau. Kažkaip tingi, neįgąsdinu. Atsimenu, kaime Tulika sėdėjau ten, žiūrėjau per sklutę durų ir, ten šuo toks aviuką lakstą pakėm. Aš ir garsinau ją, tai visai smagu buvo. Kaip atsimenu, bet ką įgarsinau, nelabai žinau. Tikiuosi, čia spiritu, susinagliuoku, nežinau, gerai bus lakas. Duočiau tau pauostyt, bet tu sproksi iš tolo uostyk. Tankana. Ne, nepatinka tau. Oi, bėg. Jau atėjo kvapas. Čia, aišku, taip taupyti nereikia. Bet kadangi aš noriu, tai aš ir taupau. Čia yra mano priemonė. Aš kaip noriu, taip ir darau. Kam daug dėti, tiek užtenka biškį uždėti. Ne. Pavyzdžiui, biškį galėtų mažesnis būt. Ai, bet... Čia su spirituku reikėtų dėti, bet ar
Nežinau, gal nereikia dėti, nebūtinai. O man užteks antibiotikų, kad nelabai, ne? Užsisakiau tokių antpirščių, specialiai mausiu, nereikės tos folijos. Nes ta folija kainuoja. Aišku, nedaug, centus ten kainuoja. Bet nedirbančiam ir centai yra daug. Čia jau per daug stopų. O ką, ne? Gerai. Nelabai gerai, bet gerai. Suėjo, gerai. Vienas. Aš toks, pabandom dar į kitą ranką. Nežinau, kaip čia man gausis. Jaučiu biškį sunkokai. Jau, nelengvai. Aš ne... Oi! Bet reikia kažkaip pasuviniuoti. Jo! Aš nežinau, ką. Kad čia pamesiu visus tus norkus. Taip jis nedarysiu dabar tų. Nes pamesiu tikrai visus, man bus negerai. Jo, ir taip pamesiu beveik. Kur sabata peliuko? Nežinau, bet nebėra. Oi. Biškit daug išlaukti. Dabar palauktum 10 minučių. Neišlaukiu 10 minučių, 5 gal. Vieną tą naktį. Bandykim. Lupti. Kaip, iš kažkokio. Pabandysiu su šitokiu. Čia aštrus šiaip. Toks gerai yra. Čia nesuglamžysiu, nes
panaudosiu dar kartelį. Nes, sakau, oi, bamba. Pinigų nėra, o jau reikia tokiam dalykui. Manęs nematysit, bet nagą matysit gal. O kiti da mirt. Nu, daugiau reikėjo palaikyti, bet jau ir tai biškai pjaunas. O kiti man nagai pabuda, kol aš čia nusivalysiu. Jie suminkštėja ir taip gerai nusivalo. Kitas, aišku, aš jie taip nubruku, ko daryti nereikėtų. Čia nusivildysiu. O kur aš padėjau tą, ai čia, buk čia, kitai rankytai. Net ir taip gražiai, taip švelniai nusibraukti. Ilgiau pabuvęs, bet kas tingi laikyti. Nežinau, man per gerą bazą matyt, neatšoksta. Turiu nusiimti gražiai, bet aš daugiau čia nieko negaliu padaryti. Paviršius tik tai nusiėmė. Jūs gal nematot, nežinau, bet man svarbu, kad aš matau. Pritraukti šiandien bent. Ar čia tą pasidėti? Taip gal geriau.
Gal muzikėlę kokią uždėsiu. Nežinau. O gal ir nedėsiu, nes kažkaip nelabai va. Čia jau atšoko. Biškį. Au. Gal nedės, ko girdėtųsi mano komentavimą. Kartais. Bet jau švelniai jos tai reikia, jau nereikia smarkiai brūžinti. O, liukite, kur sunkiai nusivalė. Sutildė padilinti. O kitą ranką jau kaip darysiuos, nu, ten tai nerodysiu. Gal, nes nemanau, kad įdomu. Čia kažkoks plūnas, tas nagas. Reikės. Su stiprikliu kažkur turėjau. Ai va. Ta kažkur aliejuku, ne aliejuku, čia tipo vitaminus užsitirti reikės. Gal ne dabar ne. Vėliau. Bet. Ouch. Čia net labai įplyšęs nagas. Nežinau, ar matos, bet aš nenoriu jo netekti dar. Bandysiu kaip nors su statybiniu geliu tušuoti. Tik nežinau, ar pavyks. Čia bazė. Priekabas taip matas. Tikiuosi, kad čia mano pačios nagas įplyšt, jau nori plyšti. Stovėtų. Nežinau. Ai. Gadinu šitos nagus su mūsų bazom. Reikėtų geriau nemoki ir nesidaryti. Šitai, ką tu žinai, gal
vis toks tuo vietu kažkur. Nu, toks įdomus matosi. Nežinau, matot, ne, bet kažkaip negerai. Nu, gerai, dabar užsitepsiu tuo ir, nu, pereisiu prie tų nagų, bet jau nerodysiu kaip. Pasidarom norimą formą. Nu, bet tokia jau norima čia ir dabar jau susitvarkiau šitą rankytę. Nežinau, gal reikėtų pastabdyti, nes man mažiau kažkaip negu valandos neišeint pafilmuot, nu, nežinau. Ką reikėtų, pavyzdžiui, sakyti, 15 minučių, labai trumpai, 15 minučių. Kad ir pusę valandos. Nežinau. Bet aš čia tik savo nagu darau. Niekam daugiau negaliu daryti, aš nemoku, aš užtenka, kad aš nemoku. Ja. Kažkaip dešinę išėję susitvarkyti. Nebemoku dylyti su dešinę ranką. Čia įplyšimas toks nemažas, sakyčiau. Ką aš galiu kitiem, kad aš sau nemoku. Sau reikia išmokti visų pirma daryti, ką galėtum kitiem. Sakyčiau, draugai, kurie norėtų, gali, bet kad aš draugų neturiu. Tai va, mamai gali, sesai gali, bet sesė pati, daro. Ai, ranka biškai kažkaip užsilaužė. Jinai pati moka daryti geriau nei aš. Nors irgi abejočiau, kad geriau. Nu, čia viskas nuo priemonių priklauso. Laiko, nelaiko. Gerą bazą laiko, blogą bazą nieko nelaiko. Tai čia jau nieko nepasakysi, taip gerai, taip negerai. Visokie primeriai, o kam man nereikalingi tas primeris? Man toks, nežinau, man laikas su viena bazai gerai man yra. Aš daugiau nieko ir nesidedu. Čia labai gerą bazą užtaikau iš kažkokio gamintojo. Nu, tai tikrai gerai atlaiko. Ne taip kaip iš AliExpress buvo užsisakęs kažką seniai, kai dar, iš AliExpress viską sakydavomės. Tai aš lakuoju tą pačią dieną, gal net nusilupti. Jau ant tiek nelaikydavo. O čia blemba, čia tai laikas. Net suprantu, kaip čia
Dilda nežinau. Neišins jėgam dilema. Jo, matysi. Gerai bus kaip ir. Va, tada eik iš čia. Tavas nebereikės. Folijas lieka. Eik kitam kartui pasinaudot. Čia ir. O tu nuo tos nereikės. Šiaip su šepetėliu reikėtų nusivalyti tas dulkes, kažkur buvo ant pečių. Nuo rankų, nuo visur. O tą ranką pasidarysiu už kadro, nes su ta ranka gaunas krapščiau, todėl geriau gaunas, nes labiau stengies. Aš taip galvoju, bet kaip ir iš tikrųjų, tai nežinau. Man dabar nusisausink nagą. O kad asuoto nedarau, nes plaukėlių daug votojo, aš nenoriu čia prikipti dabar kaip ir nelabai begalėtų. Jeigu jau lakoje savo ant lako jokios dulkės negal pakliūt, nes vėliau gumbeliai tokie jautos, jeigu pakliūna. Dulka kokia. Gerai. Šitą gamintoją labai geras apkots. Aš žinau, jų atvirkščiai rodo, bet buteliukai tokie apvalūs. Gal kaip tik ant tos dėžutės man užsidėti. Gal geriau būtų. Į batas reikia labai nedaug dėti. Iš tikrųjų, aš negaliu mokyti, nes aš pat nelabai moku. Bet, ne. Kiek žinau, tai plonas sluoksnis ir ant odėlius žiūrėt, kad nepakliūtų. Nes tada, nežinau, kiek teko girdėti, blemba, čia daug. Storai tepas man žaltys. Vis tiek. Kiek teko girdėti tada, tas atšoksta lakas. Ir gali būti ne taip gerai.
parodysiu su kuo norėčiau kam išvis, aš net nežinau, kam man reikalingas. Gal nagą sustiprint. Oi. Nu, palaukit. Va šitas, kam reikalingas, nelabai aš suprantu. Čia yra, nežinau, kas čia yra, bet gal pastiprint kaip nors. Gal reikėtų, pabandyti. Oi, nu, dabar jau išlipė, patinsom, kad dar vieną. Tiksliau du turiu. Bet su tuo jau bus. Neatidarys aš dabar anu. Čia klėrti pašvarus. Ką, aš nežinau. Polymer powder, aš net nežinau, ką tai reiškia. Polimerinis kažkoks. Įdomu, gal kaip tie milteliai veikia. Bet net ten biškį prasukau. Kaip ir išėjo. Ai, nors gal sukas. Dabar žiūrim, ką reikia su tais miltukais daryti. Jie balti. Bet jų labai nedaug jie. Ir net nežinau, ką toliau daryti. Nu, tikiuosi jau laikysis tvirčiau man. Nagus. Palauk. Gal visus taip reikėtų. Kažkam naudoti reikia. Gal gilinti nereikia. Tada jų. Nežinau. O kitos rankas jau nebedarysim su tais. Nesąmonė jaučiu. Nu kaip man dabar paimti, aš nepaimsiu. Gal vėliau. Gerai, kad nors dar. Gal vėliau, kaip nors. Suliava man. Gal iki lempą vėl kišt, net nežinau. Darau, nežinau ką darau, bet darau. Oi.
bazė kažkokia. Ta, ja, šnekot, tą ką noriu sakyti. Statybinis gelis. Nu, aš sanku. Bet man vis tiek reikia nuvalyti. Jaučiu viską nuvaliau. Gerai, kam tam miltėlis tada? Kam man iš viso aš reikalingi, niekaip nesuprantu. Matyt, nesupras. Reikės žvaigždutės klausti. Nes aš nesuprantu. Statybinius gėlius, kiek suprantu, turi padaryti kietą nagą. Ane? Ar teisingai suprantu? Ar neteisingai? Bet tai, blemba, čia iš kur tas gėlis bėga, blemba. Jo vis daugiau ant kiekvieno nago. Nu. Aha, kanda. Kaži, kodėl kanda? O, eik su savo atoskaitu. Bet gerai, kad neužkiba. Bet aš kažkaip ten atsirado. Tas sniegs ištirpo, kuris prasniegas buvo, bet sninga toliau. Čia jaučiu dar padilnyti reikės. Net ant kai kurio storiai gan užsidėkam, bet tai taip neturėjo būti. Statybinis gėlis. Čia turėtų... Oi. Turėtų... Aš taip manau gerai laikyti dabar. Bet kai taip gerai laika. Norit prisauginti, bet kam auginti savo nagus reikia užsiauginti. Aišku, tu... Ai, vanduo. Lietuką kaip nešiau išpiliau. Rimtai, pamiršau jo. Ai, gerai bus, gal.
Net nežinau. Čia storai subėgo. Ai, bet tegu man storai. Bus storiau, bus gal geriau. Aišku, taip nebus, bet... žinote, taip galima tikėti, kad bus gerai. Dabar spalvas kokios dėti, net nežinau. Iš tų jaučiu. Dėkim, oi, šitą, kokia čia balta. Dėkim baltą. Koks skirtumas? Gerai bus balta. Neįsišerink. Kur gimė. Bet, čia piešti scenas reikėtų gal labiau. Nežinau. Bet tai. Plaukai visų. Aš nežinau. Ei. Kai pasidarys, taip man bus gerai. Sau pasidarys. Ne kam kitam. Kitam, kad darytum, vėliau, oi, reiks tinks, gerai, ką buvo. O tau, tai. O, žvaigždutės. Ir. Sau jau kaip pasidarai, taip jums bus gerai. O kai jau ieškai, pavyzdžiui, į saloną, kai nueini, žiūri, aha, čia gerai, gerai, negerai, apžiūrinėji viską. Nes ten sumoki žvėriškus pinigus, ten jau turi tobulai padaryti. O kad aš pinigų nemoku, nemokamai pasidaro, tai aš. Man ir gerai yra. Pričinų neieško. Ką kitam daryti, reikės tobulėti, mokinti. Ką savo, tai čia. Nereikia man jokio. Nieko nereikia. O kodėl kaita? Įdomiai. Bet pakaitina biškelį. Užtrunka. Iš temų užsisakiau irgi labai geras. Jeigu žiūrėjai mane, žinai, kad tą dieną, kai gavau tos graštelius tokius, sakau, čia turėtų būti, atidariau, mano reakcija, tai buvo, jo. Mano reakcija buvo tikrai įdomi, nustebusi buvau, kad čia, atrodo, nesisakiau, bet matyt, užsisakiau. Nepamenu. Neatsiminiau. Bet kaip sunkiai buvo atidaryti pačiai pradžiai, nes nežinojau kaip.
O dabar aš gal net su viena ranka galėčiau atidaryti. Ne, su viena sunkiai. O kaip čia? Nedarys, jis neišeina. Su viena ranka per sunku. Biški. Kažkaip per sunku. Galėtų užtekti. Bet argi man gaila savo. Gal gražiau atrodys. Jis su juo kaip su papieštų, nežinau. Bet tai tirštų tokie. Vėjota kokia šiandien. Ja. Na, gal ir nematėt jos, bet nereikia ničio matyti. O kitai rankai jau dėsiu kitokią spalvą. Kažkaip nežinau, anksčiau buvo madoje ne viena ranka tokia, kita tokia spalva. O man dabar atėjo tai ta mada, aš taip noriu. Viena tokia spalva, kita kitokia. Ką man daryti? Aš nieko negaliu padaryti. Na šitokia, kokia čia mėlyna. O, vat mėlyna. Gerai. Čia gal irgi šviesa, bet gražu. Pažiūrėti. Reikėtų to aliejuką tokią turėti. Biškį man pat gal, bet aš nededu. O ką aš dedu? Aš traukiu dar su spirituku pavalyti. Kur man paliko tas? Ai, nesvarbu. Paimsim kitą. Gal čia? Nesvarbu. Paimsim. Ai, to pareik uždėti jėto. Topa. Oi. Bazė su topu buvo kartu. Kai ten puslapį, kai reklamuoji, ir bazė su topu taip kartu. Tai ateina, atskirai nereikia ieškoti. Net nematau.
Šiaip gražiai blizga. Gal tik mokėti labiau reikėjo. Aš tik nemokėdama užsitepiau. Gal čia iš vis net netam skirtas. Gal čia net ne nagų laks. Bet man su jais kaip ir už nagų laką. Kaip tokia irgi įdomesnė. Ir su baltais tokia pat spalva, nieko čia ypatinga. Biški, nežinau, kas ten perinta salone, tipo sudildė pandabiški, galiu, kodėl. Nežinau, neįsivaizduoju. Negaliu pasakyti. Žadėjau mokintis kosmetologės, bet man reikia. Čia va pereinu, net nežinau kodėl. Perteklis būnu vis tiek pabėgęs. Gal. Čia reikia žiūrėti atidžiai. Kur, bet aš nelabai žinau. Man gerai, kadangi man savo gerai bus. Aš su spirituku dar pereisiu, išsivalysiu, kad blizgėtų. Nors ir taip jau blizga, bet nežinau, kodėl reikia, bet taip salonų buvo tai pereisiu ir aš. Gal neuždžiuvo kur. Nusivalysim, bet aišku ne. Va. O šitą pasidarysiu dabar ir tai parodysiu, kaip atrodo. Va. Pasidarau. Kodėl man reikėtų eiti į saloną mokėti 30 eurų už tai, ką aš pati galiu pasidaryti, ne? Ir rezultatas, gal biškai geresnis, bet esmė tai ta pat. Pinigai susitaupo, pinigai, o čia atvažiuoti, kad aš kadangi neišeinu čia atvažiuoti, gal, ne gal, kad kol prasikvieti, kol prasišauki. Pasidarai, pasituri gerai ir kiek laikys, tiek bent jau galėtų persidaryti. Aš manau, kad žymiai geriau yra su namuose daryti. Pačiam. Nusipirkai, pasitelevoji, pažaidas, biškai gerai. Kažkiek vis tiek laikys. Tik svarbu nepažeist nago pačią.
Jeigu nežinai, jeigu, nu, kaip sakant, savo mokslus eigas, tai jau pavojingiau biškį, aišku. Bet įmanoma ir nesimokius savo pasidaryt. Nieks nesako, ką kitam daryk. Kitam nereik daryt, svarbu. Savo pasidaryk. Ir aš te. Kas čia buvo tokia? Ой, пойдем, nepaimti. Ai, nugaryti kažką išskaudėt. Nori. Palauk. Ta gal pasidys. Bet vien tik kaina 30 eurų mokėti už tą patį rezultatą. Ja, nu, biškai žiauroka iš tikrųjų. Nusirtuliuoja. Nu, mano pilvo, vien žodžiu, truskai nusirtuliuoja. Kai lašiniai turi, taip jau ir. Kai neturi, tai nežinai, ką tai reiškia. Gerai, dabar eisim. Nežinau. Ten. Reikės išsiplauti. Paimti reikia. Nu ir nešlapinčiai rekomenduotina 2 valandas, bet kas čia, man, koks man skirtumas. Там насилюки там свої так. Ну, не бег.
dirbama per viešą. Bet ir užspausim, kad nebebėgtų ten. Nu ką, dabar vėl visą dieną man krausis telefonas. Vien dėl to, kad filmavau. Pasakykit, man nepamirškit, ar kiekvieną dieną patiktų video filmukai. Deja, trumpesnių jau padaryti nepavyks. Aišku, pasistengsiu, bet nežinau. Galėčiau pasitengti, bet nelabai man trumpesnė gauna. Tai va. Tai parašykit, ar kiekvieną dieną įdomu, gal neįdomu kiekvieną dieną. Per dažnai nieks nežiūrės. Ir taip nieks nežiūri, bet vis tiek. Yra vienas kitas. Po to nebebus visiškai. Nieks nebežiūrės. Tai nelabai gerai. Kad visiškai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Simutė iš Mažeikių. Šiuo metu iš Apsnigtų Mažeikių. Bet iš Mažeikių.